Sveiki. Tai va, šiandien svečiuose turime inžinierių krepšelį. Paprastai ką inžinieriai daro, kai nori testuoti protokolus arba reikia iš vienos sąsajos pasikeisti kitą. Taisyklė visą laiką turi maiteką, nes nežino, ar turi objekte. Jau turi keitiklius į optiką. Čia yra optika, čia yra 232 485, kad iškonvertuoja. Tada turi kokį nors 232 485 keitikliuką su krūva visokių dar džemperių, kur reikia skaityti instrukcijas, nu čia instrukcija yra ant galo. Tada turi, kad prie kombo prisijungti RS232 keitiklį į USB. Ką dar čia turi? Na, žodžiu, turi va tokį va maišą, visokio šūdo nereikalingo. Ir ta maišė yra va visokių laidelių, čia vienokios jungtis, čia kažkokios kitokios, čia dar kažkoks šūdas, o parašyta TSPI. Nu va, žodžiu, va tiek, va visokio, čia dar ne viskas. Šitą tik pradėjau, čia dar yra egzotiškesnių daiktų. Ir kiekvienas asmeniškai per savo gyvenimą sukaupė va štai tokį unikalų rinkinį visokio šlamšto. Ai, dar kad matyti, kas vyksta, jis dar turi va tokį va daiktą, čia pasirodo radau. Ačiū, šis nesąmonė. Ir visokio tokio va mėšlo prisikrauna pilnas tašes, o tada jie važiuoja į objektą dirbti ten dievais, o ten atvažiavę, krūvas laiko skiria tam, kad visą šitą nesąmonę susijungti su kiek varžteliais ir taip toliau. Bet mes į viską šitą šiandien pažiūrėsime kitai. Tai va, mes turime va tokį dalyką. Va, inžinierių džiaugsmas, visi nori turėti, bet ne visiems pavyksta gauti. Tai va, tai mes sukūrėme tokį daiktą, kurį pavadinam Da Vinčiu. Da Vinčiu, todėl, kad jis primena Vitruvijų. Deni, padaryk nuotrauką greitai su Vitruvijum. Greitai padaryk nuotrauką su Vitruvijum. Ko tu žiūri, nu? O tai dizaineriai tarmozni. Man reikia ant popieriaus Vitruvijų, kad būtų aišku, kodėl čia tokia forma. Tai va. Vienu žodžiu, turime tokį daiktą. Aiškės turi dvi USB sąsajas. Kiekviena, atsiprašau, ne USB, optinės sąsajas. Multimodinės ST tipo. Tada turime dvi RJCam5 jungtis, per kurias eina RS232 interfeisas. Ačiū. Toliau du RS485 interfeisai. Ir maitinimas gali būti tiek per USB, tiek per išorinį maitinimo šaltinį. Tai va. Kitoj pusėje yra viskas surašyta, kaip matot, maitinimo šaltiniai, optika, RS232, RS485, RS232. Tai va. Jau ką turime iš aksesuarų, iš laidų. Va, turim tokį rinkinį įvairių laidų. Ir aš dabar apie kiekvieną jų papasakosiu. Kada jūs norite užmaitinti įrenginį išorinio maitinimo šaltinio, yra va toks priedukas. Jūs, kaip matote, galite prisisukti, prisisukti du laidus, įkišti čia ir maitinti nuo 9 iki 34 voltų. Nesvarbu poliškumas, nesvarbu ar tai nuolatinė ar kintama, šitas daiktas viską padarys. Toliau antras dalykas, tai jūs galite maitinti per USB laidą. Tai reiškia, su USB laida mini USB jungtys į USB. USB kišate į kompiuterį ir kompiuteris užmaitina, šitas daiktas pilnai funkcionuoja. Taip pat komplekte yra štai toks mažiukas maitinimo adapteris į USB ir galima įkišti, pasiimti objekte kažkur tai paprastą rozetę ir iš jos maitinti šitą įrenginį. Tęsiant toliau, reiškia RS232 yra RJ45, yra aiškus pinautas ir mes galime kišti paprastą LANO laidą, kur laidas yra identiškas į abi pusės, reiškia tiesus laidas. Ir tada įkišę tą laidą, į kitą pusę mes galime kišti į kažkokį įrenginį, jeigu atitinka pinautas, arba galime naudoti štai tokį perėjimą
iš RJ45 DB9. Kas dar labai patogu, reiškia, jeigu komplekte esantis laidas jums yra per trumpas, tai jūs galite pasiimti savo laidą ilgesnį ir jį naudoti. Toliau kalbant apie DB9 jungtį, tai pagal nutylėjimą mes čia turime mamytę ir jeigu norite, jūs galite padaryti perėjimą į tėvelį. Komplekte yra toks perėjimas. Taip pat galime padaryti perėjimą į DB25 ir taip pat DB25 mes galime pervesti į mamytę ir tėvelį. Toliau, tai yra tokie du rinkiniai, kaip minėjau, kompiuterinio tinklo laido, du perėjimai ir visko yra po du. Taip pat komplekte jūs rasite šviesolaidinį kabelį, yra multimodinis su ST tipo antgaliais, čia 1,5–2 metro ilgio kabelis, per kurį jūs galėsite pasijungti prie šokio įrenginio. Taip pat rinkinyje rasite du tokius perėjimus, prie kurių prijungsite laidus RS485. Reiškia, čia jungiasi AB groundas ir atitinkamai čia antras portas AB groundas. Dabar kalbant apie įrenginio veikimą, tai yra situacija tokia, kad čia mes realiai turime vieną pusę A vadinamą ir kitą pusę B. A pusėje turime šviesolaidinę sąsają multimodinę, toliau turim RS232 per RJ45 ir prisukamą kaladėlę RS485. Analogišką situaciją turime kitoj pusėje. Kada mes prijungiame prie kompiuterio šitą daiktą per USB, tada mes randame kompiuteryje du komportus. Ir ką tai duoda, tai reiškia, kada mes siunčiame duomenis, pavyzdžiui, klausomės, kas vyksta per šviesolaidinę sąsają, mes tiek siunčiamus, tiek gaunamus duomenis matome kompiuterį ir galime analizuoti situaciją, kokie duomenys vaikšto, kas protokole dedas ir taip toliau. Tą patį galime daryti su RS232, reiškia, perstumti per jį RS232 ir matyti kompiuterį, kas vyksta. Taip pat yra analogiškai ir su 485. Kalbant apie tai, sakykime, dažna problema, kaip aš įrodžiau RS232 laidai, ten nėra null cable modemų ir kitų jungčių, dėl to, kad jų nereikia. Tiesiog mes turime sukūrę tokį mygtuką, kurį paspaudus, aš vėl prisijungsiu prie kompiuterio, kad visiems būtų iš karto aišku. Štai matote gražiai geltonas spalva šviečia ledas. Ir aš paspaudęs va šitą mygtuką, iš karto RS232 sąsajoje RX su TX sukeičiu vietomis. Reiškia, man nereikia sėsti, imti lituoklio, ieškoti null cable adapterių, tiesiog paspaudęs šitą mygtuką, aš sukverčiu. Tai ką patį galiu padaryti ir kitoje pusėje. Štai tai. Tai šitas mygtukas tiek vienoje, tiek kitoje pusėje keičia RS232 RX su TX. Viršutinis mygtukas šviesolaidinės optikos sąsajoje įjungia Layton režimą. Kaip matote, kadangi šviesos nėra, jisai mano, kad jisai priima duomenis, nes tai automatiškai verčia visą šviesolaidinę sąsają. Tai va, tai yra po du mygtukus. Atsiprašau, viskas labai paprasta. RS232 vertimas ir iš paprastos šviesolaidinės sąsajos padaryti su Layton režimu šviesolaidinę sąsają. Toliau, apart to, kad mes jį galime naudoti kaip analizatorių, mes jį galime naudoti kaip ir keitiklį. Mes tiesiog davę maitinimo šaltinį išorinį, mes galime konvertuoti iš, pavyzdžiui, šviesolaidinės sąsajos RS232 arba RS485. Arba iš RS232 į 485 ir visos įmanomos kombinacijos su tuo. Kaip mato, daiktas super paprastas ir aprūpintas visais įmanomais adapteriais. Taip pat, ką dar norėčiau paminėti, kad jis yra aliuminis, kietas, reiškia, jūs galėsite ramiai naudoti įrankių dėžėse ir jis ilgai tarnaus. Taip pat noriu pasakyti, kad jis yra tiek juodos spalvos, ką dabar matote, tiek sidabrytis spalvos, tai yra aliuminio korpusas, arba juodas, arba natūraliai aliuminio spalvos. Taigi, dėkui iš dėmesį. Dar beje, apie formą. Kodėl yra tokia forma? Pirmiausia, tai yra labai patogu laikyti rankoje. Toliau, kitas dalykas yra labai patogu užmauti šviesolaidinę sąsają. Reiškia, mes paimam, įkišam, pasukam. Reiškia, kita mano pirštui netrukdo. Dažnai įrenginiuose būna tos šviesolaidinės sąsajos labai šalia, todėl dažnai būna sunku užmauti laidą, o čia, kaip matote, erdvės
rankos pirštams yra daugiau. Tai atrodo, susiladinio sąsą štai taip. Kas dar, kaip sakiau, puikiai laikosi rankui. Ir kodėl yra tokia forma, todėl kad jinai yra padaryta pagal Da Vinčio Vitruvijų ir dėl to jinai vadinasi. Kai matote, 2 poros rankų, 2 poros kojų, tai reiškia 2 poros rankų ir 2 poros kojų. Taigi, ačiū uždėmesį. Užsukite www.d-vinci.com lt arba lt ir galite sužinoti daugiau arba parsisiųsti brošiūrą.